Nu lab vakar, galiu pasakyti tik vieną, kai laukia 207 į karštą. Na, neatspėsit kiek valandų ir vakars. 2 mėnesius pradėdavau darbą 4. Paskaičiavo, kad daug išdirbu. Pažiūrėjo, ką visą laiką spėju. Sak, vakar žinutę parašė, nesakė, bet parašė žinutę. Šiandien pradėk 5 vakariai, 5 ryte išsikrau. Nežinau. Tai nori, nenori, reiks kažkaip vėluoti. Kažkaip reiks vėluoti, nu. Nes jeigu atvažiuosi laiku, tai da po mėnesio, saky, 6 pradėti. O paskui reiks kaip su lėktuvu lėkti, aš nežinau. Nežinau, nekų daryti, nekų sakyti. Matysiu. Biškai jau žiūrėjau daugmaž, kas per reisas. Nėr tam sunkus, va. Mano maldas išklausytas. Geras, niekad gyvenime neturėjau tokių gerų, kaip pasakyti, tokių prabangių ir tokių brangių akinių. Ačiū. Ačiū mano artimiausiam žmogui už dovaną. Ir kas keiščiausia, buvau užsukęs į parduotuvę. Žinot, kai saugai daiktą, kaip čia dabar, kur čia, galvoju, nesimsiu. Ir visai neblogai parduotuvė, su nuo saulės akiniais matos. Matyti, tie stiklai taip vaizdo neiškreip, nes nėra padišovkė. Biškai apsikrausčiau daiktus, da 5 minutės. Reikia pasižiūrėti, ką šiandien dirbsim. Panašiai kaip visą laiką Helsingborgs, daržovės, vaisiai, bet konkrečiai kokios vietos ir kiek kur paliečiu. Nu šiandien kaip viskas tvarkuoja, reisas kaip reisas. Visai neblogs, nes neturim sit griontą. Nu, turim sit griontą, bet toj pusėje, kur paliečiu, nereik laukti, ten tik vieną paletę. Tada agurkų tokiam fabrikėlį irgi vieną paletę turim. O visas kitas paletės vienoj firmai pasikrausim, tik per 2 rampas, Grönsex Mesternai. Esu ruodęs jums, į tą ir aną. Tai nežinau, ką aš ten parodysiu nuvažiavęs, gal kažką parodysiu, gal kažko neparodysiu. Bet mane labai nustebino atgalinis pasikrovimas, nes aš turiu Vastero įka vežimus. Įkrautis rytoj 9 vakarę. Išsikrovims 4 6 ryto Helsingborge. Ir man 4 po pietų į darbą, jeigu ką. Tai kaip čia suprasti? Ką? Jie nori, kad aš vėl išeičiau. Nepagazdins, visiškai. Visiškai. Kaip sakant, darbs į darbs. Iškimarinsiu, nuvažiuosiu, pasikrausiu, parvažiuosiu. Į naktį parvažiuodams da kur nors pamegosiu, viskas. Į grįžus nebreiks eit megoti. Norit taip? Nu, darysim taip, ne kitaip. Kas čia gru? Ai, radiją. Sutvarkė radiją. Arba pati atsigavo, nežinau. Įdaram priekabos 2 ratus. Ne 2 ratus. Nu, 2 ratus reiks persiveršti, nes 2 padangas pakeitė. Tai musiauką varau į Helsingborgą, viską susikrausiu, išvažiuosiu iš Helsingborgo į prisiveršiu tą ratą. Tik nežinau, ar akcija reiks pasižiūrėti Helsingborgį, nes jeigu nebus rakto, tada reiks Helsingborgį kokio kito Norbergo vairuotojo ieškoti, ką paskolinti. Tai va, išeiginės. 4 išeiginės, tai kiekvieną dieną po video padariau. Video dabar esu įpratęs daryti tai, bent jau per išeiginės, nes toks vis tiek nakti baldą esu vėl palikęs, tai be 12:01 nakties aš neužmiegu. Tai gaunas taip, kad šeimyna 9 maždaug visi eini lovas, o aš tada einu prie kompo. Ir, lenktynės, žiūrkių lenktynės. Davai! Kas greičiau. Tai vienu žodžiu, kai visi eini lovas, aš irgi einu pas save į lovą. Davai. Aš irgi einu pas save į lovą ir lovai tada
kompo, kaip sakant, ant leškų į video darau. Tai taip, visus tos paskutinius 4 video, ką matėt iš praeitos savaitės, padariau per išeiginės po vieną. Aš jos galiu iškart visus 4 įkelti YouTube, bet aš nekeliu, nes žmonės net po vieną nežiūrdavo. Nežinau, a čia vasara tai įtakoja, ar čia tiesiog nebeaktualu ir nebeįdomu. Tai kelu kas antrą dieną, po biškelu į viskas. Dabar paskutiniu metu, ką darau, tai gaunas grinai iš idėjas. Nu, grinai iš idėjas, tiesiog net to žodžių prasme. Nes kai daugiau tų peržiūrų, tai gaunas biškelį. Kažkas iš to, kažkokios naudos apčiopimos yra. Dabar tai paskutiniu metu toks iš idėjos gaunas. Oras geras, darbs dar neužknisęs, tai galim ir iš idėjos pafilmuoti, paskui bus matyti. O greitoji. Judesys vyksta. Tai jo, šiandien biškelį apsiklievau, nusiploviau, nusiriebalinau, nusidažiau moco stiklą. Kaip moco stiklas atrodo? Nežinau, kaip Kapitono Amerikos skyts. Aš jo dar neuždėjau, bet jis panašiai taip atrodys ant moco. Aišku, jis iš vidaus pusės yra visiškai matinis, juods, iš lauko pusės jis bus kaip, nu, ką žinau, jis nebus matinis. Perlamutras, ne perlamutras, neįsivaizduojat, plastiką iš vidaus, nudažai iš vidaus ant juods, a iš lauko jis atrodo tiesiog juods, bet, nu, vienu žodžiu, blizgantis, taip galim pasakyti. Tai, manau, visai neblogai atrodys. Nežinau, kokiam lygiams bus, bet man turėtų būti kažkur, galva mano turėtų būti išlindus iš jo plius minus, tai man tas svarbiausiai, kad ant svėja per viršų mestų. Jeigu jau labai labai bliniškai ir baisiai atrodys, tada kažką galvosim. Tai nežinau, dabar tokie planai gal per išeiginės, gal savaitgalį, mačiau šeštadienį nekoks oras, tai šeštadienį gal aš užsidėsiu. Reikia važiuoti krautis. Pasikrauti ir pėlyti. Įdomi, biškiritai toks, aišku, joks jokais, bet pirms reisas toks ilgas, ta prasme, toks vėlyvus pasikrovims link namų, biškiri lembačkai, po to vėlį darbą, tai labai nusivėlins. Gali būti taip, kad ketvirtadienį vakar irgi jau ne 4, ne 5 pradėsiu, o irgi kals kokią 9 vakarę pasikrauti, 11, penktadienį ryte įsikrauti Borlangį, tai aš tad šeštadienį per pietus grįšiu, tai nu, bus matyti, grįšiu, kada grįšiu. Darbs į darbs. Dabar galim sakyti, penktadienį, kada ne penktadienį, aš ketvirtadienį anksti apsidirbau, kad aš ketvirtadienį antrą nakties, penktadienį antrą rytą, taip galim sakyti, aš jau megojau, šiandien ir kas antradienio vakars, na tai neblogai tų išeiginių. Dabar 4 dirbsiu, bus 2 laisvai, po to vėl 4 dirbsiu. Tai dabar šį kitą savaitę ganėtinai intensyvios bus, o paskui vėl tokios 2 savaitės lapa. Tai va, biškį išsipasakojau, nes jau buvau pasilgęs filmavimą per 4 dienas, tai dabar galim važiuoti. Paskui pratęsim mano monologą, taip galim sakyti. Rimtai dabar važiuoju, atsiminiau, kas Instagramą turit jau matėt, aišku, prieš keletą dienų mano story, kai stiklus dažiau ir pasakojau kitą gerą bairiuką tokią. Aš kažkaip ir tas Blockets, kaip Lietuvoj skelbė LT, tai čia Švedija ir Blockets irgi toks bendras skelbimų portalas, appsas, taip galim pasakyti, nes ten ir nuo sodo reikmenų iki fūrų, nu, viską, kas įmanoma, bendra tokia svetainė pardavimų. Į ten aš esu užsilaikinęs, kaip pavyzdys, ten Harlius, motociklo aprangas, Suzuki Burgman 650, nu, visokių tokių dalykėlių esi uždėti tiesiog kaip širdutę, kaip follow ir tau, jeigu įdė naują kokį skelbimą, tau išmet. Kažkaip ryte, kavą geru, žiūriu Suzukis nausidėts, nes anu nedaug tie ir pardavime, atsirand, dingst. Atsidarau, žiūriu Blue Devil, netoli nuo namų, už 50 km tokiam mieste parduodi. Žiūriu 12 000, kas čia? Pradėjau skaityti, žiūriu, Winter Rep objekt, tai čia gaunas žiemos tvarkymo objekts. Skelbime parašyta
Užsikuria viską tvarkingai, bet nevažiuoja. Galvoju, viskas aišku. Nes aš apie tos motorolerius tikrai nemažai pasižiūrėjau, taip pat kaip ir apie dabartinį savo mocą ir tokias silpnas vietas, žinau, tas pats kaip ir mocui planuoju žiemą irgi. Ir dabar 33 000 kilometrų pas mane ir tas Twin Cams vadinams 88 inčų. Gal kam įdomu, gal neįdomu. Ir žinau, kad reikia vienu žodžiu grandinės tos įtempėjus žiūrėt pasikeisti. Arba bent jau pasitikrinti. Tai nežinau, bandysiu žiemą, žiūrėsiu, gal ardytis, kažkokiu tai būdu pasitikrinti, gal pasikeisti. Nemanau, kad ten karvė kainuoja, ne. O tam motoroleriui tai tiesiog matyti arba tas Stop Bolts aną nudaužė, kur aš jį keičiau, bet neturėjo šiaip nudaužti. Arba tiesiog diržas nutrūko, kas realiausias variantas. Nes aš tam žmogui rašiau, sakau, kas vyksta, kas vyksta, kodėl nevažiuoja. Tai užvedi tipo kaukę, bet nevažiuoja. Tai greičiausiai diržas nutrūko. Bet vėl, tas diržas, jeigu nutrūko, ant išmal ten viską. Ten galbūt, kai išmalka, ten turi paskui krūvą detalių keisti. O jeigu ir neišmalė kažkokią tai atsitiktinumų kažkokiu neišmalė, tai diržas kainuoja 500 eurų, įtempėjai ten visi. Nu, kad ten vienu žodžiu, jeigu pats viską darysies, tai ten 1000 eurų kainuotų remontas. Bet pats ten aš nežinau. Ten ir CVT dėžiai, įsivaizduokit. Ten nepaprastas motoroleris ir ten ne motociklinė greičių dėžiai, ten ir CVT, ten toks pusiau elektrinis, pusiau robots, ten nežinau, net aš nesu specialistas. Čia toj specialistų pakomentuos, paskaitykit po video. Bet vienu žodžiu, ten prapulės 12 000, aš nemokėčiau už tą motorolerį. Kažkaip buvo mintis parašyti, pasiūlyti 5000 kronų už tą motorolerį. Bet pagalvojau, nu ką aš soną darysiu. Plius aš jo tvarkyti netvarkyčiau, nes nelabai jo apsimok tvarkyti. Nes jis ir pats pirmasis modelis, 23 metų, kai jis ten būtų apynaujis, 13 kokių metų, kai jau pilna elektra, ten šildomos rankenos stiklai reguliuoja sėdynės, naujesnė vėl ta dėžė, bišk viskas skirias, tai gal tada apsimokėtų, bet dabar ten vienu žodžiu, popres, tai. O man būdavo paskutiniu metu to motoroleriu, aš užkurdavau aną šaltą, jiems taip nucypdavo į viskas ir dirbdavo gražiausiai, bet toks sucypdavo ant biškelį. Tai matyt, cypavo, vienas įk tiesiog pradėjo cypti viskas. Nepasisekė. Gerai, kad ne aš tam žmogui pardaviau, o tas žmogus, kuris iš manęs nupirko, pardaviau tam kitam žmogui. Tai man širdis neskaud, nes aš nieko neapgau, aš pardaviau važiuojantį daiktą.
Vau. Šlaps. Esu šlaps. Sudriekau. Iš kondicionieriaus. Atsiprašau už triukšmą, bet reikia išdžiovinti. Šie dabar. Nuo pirštinių šalia rūta. Sau rimtai pirštinių pasėmiau. Tai pasėmiau. Davė 3 poras. Tokias visiškai plonytės, odiniais delnukais. Tokias jau darbinės, kokias praktinis ir grinai tokias žeminės toras. Tai iš lengvikės pasėmiau tos tokias darbinės. Tas visiškai plonytis pasidėjo Toyotėlę. Vidrų greiktų keli. Ir ką aš dėjau skaitį. Žodžiu, tas atsarginės susidėsiu mašiną, kad turėčiau. Ką nebūt, kaip praeit syk, pystinė. Buvau kirpykloj, visi galvoja tą klausat, kada į kirpyklą įsibuvau kirpykloj pas Azizą. Aptvarkė čia apie ausis ir kaip vadinas kirpėjai, su tom žirklėm, kur praretant plaukus, praplonint. Tai su tom žirklėm prasėjo viskas, prie ilgio nelys. Nežinau kiek ilgai, bet dabar esu užsidegęs nesiskust veidą ir nekirpt plaukų iš ilgio. Naisiu, kai visą laiką eidavau kas mėnesiuką, kad praplonintų plaukus viskas. Pažiūrėsim, kas bus. Ar atrodysiu kaip kalnų žmogus, ar neatrodysiu. Žiemą artėja, reik ruoštis. Pavargau, blembački. Tie ratai, aš nesuprantu. Tie šunsnukiai, ką negal geriau užtratinti. Kiek esu kur keitęs, atsimenu, taip užtratint su to tokį privažiuoju mašinką, tak, užkal, kad nėra ką veršti. Čia dabar eina, savo nežinau. Dabar paveržiau, žiūrėsiu. Karštai įdavo, kiek ėjo, tiek jau biškai. Iš rankos į biškai taip švelniai iš kojos. Bet toks jausmas, kad da galėčiau veršti, nežinau. Dabar važiuosiu, jau tikrai nepamesiu ratų. Į pusiaukelį pertraukėlę, kai darysiu, jau bus naktis tamsu. Tad išlipęs da prasėjusiu. Viską susikroviau. Palei dokumentus buvo kem 8 palečių vietos, bet 2 buvo tokios pusinės paletės, neaukštos, tai sudvigubinau. Ir paskutiniai vietoj 36 vietų buvo 35, tai iš vis 46 vietų turiu. Taip išgalvojau apie rytojaus tą atgalinį reisą, kad aš rytoj ryte paskambinsiu į Vasterą, į tą vienu žodžiu ofisiuką ir pasižiūrėsiu, aš maždaug pasiderinsiu, nes 9 man pasikrovims aš drąsiai galiu bandyti sonais derinti, ryte paskambinęs, kada ne man atkeltų 2 valandom anksčiau, drąsiai, kada ne man padarytų vietoj 9 pasikrovims, 6 išsikrovims padarytų, 7 pasikrovims, 4 ryto išsikrovims. Kas būtų dar toks prie proto. Nes aš tą 4-dienį ryte grįžčiau namo grubiai apie 6 ryto, ne 8-9 ten. Kur tu 8-9 grįžęs visi atsikels, kaip tu pailsėsi čia vėjai. Bezalai. Tai va, buvau paspaudęs pauzėlę, kad pasidaryti ir viską dabar lieksim. 3,5 turi, 3,40 reikia iki pusiaukelės. Tai ir duosiu gazą. Pusiaukelėje turėtumėm būti apie kažkaip pasiekti 28, apie 11. Na, pats tas pusvalandis ten, 4 valandas ten. Net nesakys, kelintą būsiu Portlange, nes ne dačią nuvėlins, bet laivėlinu, kokį syk nuvėlins taip tos pasikrovimus, kad tiesiog vėluosi tada. Nors aš šiandien galiu vėluoti. Jeigu važiuočiau ant 80, man reiktų pakeliui darytis 2 pauzės iš vėluojimo. Ką aš čia pasakoju? Daugumai čia neįdomu mano pasvarstymai. Bet tarkim. Balemba, kad džiaugos akiniais. Negalvokit, kad giros, bet tikrai džiaugos akiniais. Savo kai vaiks. Kaip vaiks džiaugos akinukais. Žiauriai matosi. Žiauriai gerai matosi. Jo. O pasakėlė. Balemba suprakaitavo nuo tų mano visų prakaitų. Bet aš turiu nosinėlę.
Spec nosinėlė, prekinė, oranžinė. Tai va, per pedalą įminam. Turiu naujienų rimtai. Jau nuo penktadienio žinau. Valytuvai vis dar atjungti. Prieki biškį neaukstos. Jei ką reiks sustoti, pasijungti. Kažkas apie saugiklius paskui. Saugiklį išsitrauk dar kažką. Kad saugiklį išsitraukti vis tiek turi atsidaryti keleivio duris, kad nusiimti tą apšyvkę, taram param. Tai. Vis tiek nėra taip, kad atsisėdus iš už vairo susitvarkysi. Tai. Nu, koks skirtums tada? Nesikabinėkit. Kaip aš noriu, taip aš atsijungiu. Gal saugiklis patogiau būtų. Bet man ir fiškė patogiai gaunasi. Tai jeigu lys reiks turi pasijungti. Oi. Da važiuoti. Jau galvoju, toli nuvažiavau. Netoli. 20 minučių te važiuoju. Kągi mes čia turime? 8. Я не помню. Įsijungia filmai. Ohoho! Nauja Volvelė Anglafrakto. Wow! Naujausia. Graži Volvytė, graži. Miškelį pataupyta ant to. Aha, tai dar šitas. Pažiūrėkim, kas čia važiuoja. Tuoj matysim. Nesimatė. Kaip iš priekio atrodo. Tokia pat kaip Samogitianska buvo. Tai kad ant Samogitiano biškšoninės bliekos buvo platesnės. Anglafrakt. Praeitą savaitę grįžinėdam susirašinėjau su buvusiu šefu naktį, nes jis irgi dabar dirb. Rugėpjūtė prasidėjo, tai naktį irgi varos savivarčių. Tai pabendravom draugiškai. Ants apie mane geruoju užsiminė, aš apie jį. Ir paskui gale pasakiau, mano numerį žinai, netgi mano adresą buvo, žinai kur gyvenasi buvęs. Parašiau, jeigu kada reikės, žinai kur kreiptis. Ants lygiai tą patį atrašė. Tai taip mūsų pokalbis ir baigės. Kiek supratau, anam dabar nėra striuka, o man irgi nėra didelės bėdos. Bet aš nam daviau suprasti, jeigu jam bus bėda, gali kreiptis su pasiūlymais. Arba jeigu man bus bėda, aš kreipsiuos, tik tada jis jau siūlys. Viskas. O penktadienį rytą atsikėlęs galvoju, ko aš čia lauku, man reikia irgi žinoti, kaip kas, kaip ką. Tai susižinojau, sukontaktavau su ko reik. Ir ne už kalnų bus nauja mašina. Nesakysiu nei su ko kalbėjau, nesakysiu nei konkrečiai apie ką kalbėjau, bet nauja mašina bus. Ir ne už kalnų. Tai jau. Nežinau, kokį iš tikrųjų esmės nėra. 3 variantai ir Norberge. Volvo, Scania arba Mersas. O man jie realiai nėra jokio skirtumo. Svarbu, kad nauja mašina. Aišku, pripratęs su Scania tiek metų važiuoju. Bet su Volvo man visai patiko. Nėra bėdų. Plius vėl priklauso kokia komplektacija, kaip kas atrodo. Jeigu ta silpnoji Scania 450, tai geriau Volvelė 500 arba Mersas 530. Tai va. Sustojau. Oi. Žinot, kas ir keiščiausia?
11 vakaro 20 laipsnių šilumos. Kas ir rets dalyks labai ganėtinai. Lembački. Visą kelią važiuoju ir mąstau, nes kadangi aš 5 pradėjau, tai aš iki 8 ryto galiu dirbti. O kadangi iki 8 ryto galiu dirbti, tai reiškia, kad aš išsikrovęs dar turiu mažiausiai valandą, jeigu ne pusantros pavažiuoti. Laiko turiu menį. Tai mat pedanca, ne? Gal per daug, bet aš myliu savo daiktus. Tamsu, ką čia valyk nesimatosi. Tai toks lembadavo pamastymai. Gal pavažiuoti link kažkur, gal kaip čia ką. Bet iki pačio Vastero nedavažiuoju. Jeigu ir davažiuočiau, nevažiuočiau. Nes ten ir paskui kur miegot. Tai kažkaip ką valgysim? Tunu. Turiu kopūstų salotų. Ir galvoju, tu žaltis, tu vis gerai kai užsuks. Čia ištaškės kefyrą. Tai galvoju, pakeliu gerai būtų kokią lankytiną vietą surasti. Žinau, sakiau, kad daugiau neblūdysiu, ilsėsiuos taip toliau, bet blemba. Man nėra baisiai kur skubėti. Aš turiu pasikrovimo laiką 9 vakare. Aš galiu ir ilgiau padaryti pauzę. Taip, čia naktim reikia pėlyti. Kuo daugiau stengsis, paskui to daugiau dirbti reiks. Tai tokia mintis kažkokia, nežinau, kaip bus iš tikrųjų. Tada pavalgysiu, bandysiu internete ką nors panaršyti, paieškoti kokios vietos. Kažkur tai leidžiantis nuo Borlangės link Vastero. Nežinau, pavyks ką nors rasti, bet biliuos. Mokėjau babkę, sakė, nu to akmens 5-6 metrų gilis po vandenį. Tai dabar sunkumas bus tik tais užlipti tenais. Tai to biškį paėksiu ir pisulti prie akmens. Gerai, žodžiu, karoči, pavalgiau su kešą. Vienu žodžiu, pauzytį atbuvau ir ką nusprendžiau, nežinau da. Biškėlį dabar analizavau. Kaip tik prieš 2 dienas gal. Tik tokia kažkodėl man met visokios krioklius ir visokios uolas Švedijoje. Sek telefoną matyt man arba klausos. Čia musiau nebairis ir tie reikalai. Tai pasižiūrėjau ten tokia viena uola, nu netoli Borlangės, na. Į pakeliu link Vastero, kaip ir dabar viską susižiūrėjau. Jeigu iš Borlangės tiesiai į Vasterą važiuoti, gaunas 102 kilai. Jeigu važiuoti per ten, kur ir tų lankytinų vietų, 150 kilų gaunas. Bet dabar aš analizavau ten ir kaims. Ten toks gilus kaims. Tai cinti atsiprausimai. Kėdus turiu pasiėmęs, naičiau kur nors kokios kolonėlės. Bet
didžiausia problema ir ar aš rasiu nuvažiavęs ten, kur fūrą pastatyti. Nes jeigu nerasiu, kur fūros pastatyti, tai tada biškelė toks, kaip sakant, nieko gero būtų. Tai nežinau, iš tikrųjų, nežinau. Iš tikrųjų, vis šis video tiesiog monolog su savim, kažkokios mintis, nieko nematėt. Turbūt dabar yra apie pusę valandos monologo, kaip ratą veržiau, kaip valgiau naktipečius. Nu, bet toks video, ką aš padarysiu. Nežinau, dabar išleku iš Odešogo, 11:30. Tai apie 3:30 būsiu vietoj musiau. Jeigu viskas gerai, blemba ratą nepasitikrinu, reikia gal dabar dar pasitikrinti. Gal kažkur stosiu dar pasitikrinti pakeliui ratą. Tiek nieks toj pradės imti, reikia sustoti pakvėpuoti grynų orų. Ir nežinau, ką daryti dėl rytojaus. A čia eit mėguoti, a čia ką daryti. Mėguoti bet kokiu atveju eisiu, bet ta prasme Borlangį eit mėguoti, nežinau. Bus matyti. Noriu ir laiko nepraleisti veltui, išnaudoti kiekvieną akimirką ir, kaip minėjau video pradžiai, pafilmuoti iš idėjos kažką noriu. Nes ten, bent jau iš nuotraukų mačiau, tai, labai gražios vietos, žiauriai gražios vietos. Jeigu kam nors nepatiko griuvėsiai, tai tos olos, tai, manau, daugumai patiktų. Vienu žodžiu. Važiuojam. Po kol kas ir kas šiandien antradienis, tai pažiūrėsim, ką mums atneš trečiadienio rytas ir trečiadienio dieną. Sustiksim už kelių sekundžių. Vienu žodžiu. Dabar atvažiavau 50 minučių. Ieškojau nieko. Ir nieko neradau. Ieškojau tiksliau parkingo, bet per Google Earth, per Google Maps viską ieškau. Nėra man kur atsistoti. Taip noriu ten nuvažiuoti, pasivaikščioti, pažiūrėti, bet neturiu ten kur pastatyti prakeiktos fūros. Tai, kaip aš sakau, nelemta vadinas. Tiek prisipasakojau čia viską, čia važiuosim. Niekur nevažiuosim. Valgysim 4 ryto želė. Iš namų kaip šiukšlinė viską susirinkau. Biškus susiparinau, blembački ten būtų buvę gražiai. Einas savo, kaip ten būtų buvę gražiai. Į kapį. Ir netgi žiūrėjau atstumų, žinokit. Variau tiesiog keliu, kaip pavyzdžiui, čia ir taškas. Ir eitų kelias, tai variau į vieną pusę 5 km, į kitą pusę grubiai koks 5 km. Tiesiog ieškodams irgi kišenės, kurioje galėčiau sustoti, daryti pauzę, eit mėguoti ir išmėgojęs pasiimti vandens, apsimaudyti batus, kurios pasiėmiau iš namų ir eiti. Tiesiog eiti, pasivaikščioti 10 km, bet nėra vietų. O tam kaime, tas kaimas mažesnis už Laholmą, ten nelabai radau net pramoninio rajono, o ten atvažiavus kažkokios laimės ieškoti ir tikėtis, tai vėl nesąmonė. Nu į kapį. Galvosim, ką nors kitką. Vėl, kad sudaužiau savo ir jūsų viltis. Prie Borlangės ir žiauriai gera vieta. Bet nuo čia 25 km. Ten su privažiavimu, su fūra net nėra ko svaigti iš viso. Ten žiauriai gražu yra. Apie tą vietą aš jau žinau prieš kokius 2 metus. Bet kaip ten patekti? Čia būtų koks lietuvis Borlangė. O čia
pavažiuotumėm, padarytumėm kažką, pavalgytumėm pietus, skaniai viską. Niekam neįdomiai. Lauku 5, išsikrausiu. Matysim, ką sugalvosiu. Bet greičiausiai, kad nieko. Greičiausiai, kad nieko. Laukia dar tamsu. Biški nori priekis, bet ne kažkų. 3:30 atvažiavau, buvo visiškai tamsi. Vos nepaskiau visiškai šikna. Šikna nebuvo, bet tamsu. Ujojoj, užjaučiu kolegą. Pas kolegą, kiek matau, čips problemė yra biškelį. Uš. Eina, savo ten čipsai, man atrodo. Nu, nam vargšai čia dabar reiks pasi. Estrela. Nu, kas galvojat, kad mano sąsta cilks? Ir ilgesnių jau. Ir legalių. 34 metrai ilgis. Savaizduojat? Mano ir 24 metrai. O čia ir vilkiks, kuris tempia 2 puspriekabės. Ir kas čia gaunas, kiek ant palauk vež? 66 palečių vietas. Wow. Nu, bet nežinau, ką aš turėjau omeny kažkada. Mano ratų bazė. Čia varančioji. Čia ratų bazė. Ženkliai trumpesnė. Čia, man atrodo, varančioji ir ta, čia ir bugis. Na tai žiauriai. Ir jeigu žiemą į kokį kalniuką, čia svorio privaryta, nu tai ko tu, brolau. Nebent čipsus vežiuoti lygumom. Kitaip aš nematau. O, kolega fotografuoja irgi. Išsikroviau. Reik biškai dar apsvarkyti popierius, važiuoti ieškoti vietas. Nusprendžiau. Biškai buvau užsnūdęs, susiraičiau visas. Užsnūdau 10 minučių prieš 5, be 15 iki 5 pasnaudžiau. Atsikėliau, pažiūrėjau orų prognozės, pražiūrėjau, ką aš galiu nuveikti. Nieką. Borlangiai nieką. Borlangiai ir toks, kaip pasakyti, miręs miestas. Nėra ne vieno muziejaus, įsivaizduojat. Kas man tikrai patinka. Į Gringesbergą, jeigu važiuočiau kažkur į tą pusę, tai tikrai dabar daryčiau antrą pauzę dar. Dar laiko turiu, važiavimo turiu, o Jezu, iki Gringesbergo drąsiai davažiuočiau, tai eičiau į muziejų išmiegojęs, bet Borlangiai nėra. Jokio kaip ir muziejaus, tai. Tai. O ten ta graži vieta su visokiom olom ir taip toliau liks ateičiai. Su motociklu tikiuosi. Arba su mašina, su visa šeima. Bet su fūra ten nein privažiuoti. Jau. Koma. 7:30. Pašnekėjau su žmona. Nuėjau biltemą. Išsiplovau dantis. Dar parsinešiau pusryčio iš kūpo, bet nu taip gavos, niek nepadarysi. Nes norėjau eiti ant rimtą. Tai norėjau valgyti. Noriu ko nors priėsti. Dava, nabagiukų skyriui radau 50% nuolaidą, nes baigas už 2 dienų čia ir ananasai su tuo, kaip ant ringefero, kaip ant nu žodžiu. Kad tik man nesusuktų, eidant mėgoti, pasėmiau salatikį. Anas nėra tobulai skanius, bet taip noriu valgyti, o ką aš turiu valgyti? Tai jeigu aš privalgysiu tokią maistą ir eisiu mėgoti, nu, skaudančiai širdim. Jau nuo šito vis tiek kalorijų gausi, bet nuo ten to ne tik kalorijų, bet riebalų, taukų, visko gautum. Ten vat atsikėlus galės valgyti. Sako, pavargau žiauriai.
Vėl naktis. O, pavalgiau skaniai. 8 ryto. Parašiau žinutę vienam žmogui. Į Vastero įką, matysiu, ką rašys. A neatrašys, tiek aš dabar numiks kokias 5 valandas. Matysiu, jeigu bus atrašęs, bus, net tada skambinsiu į bendrą pagalbos centrą, į pagrindinį ofisą, viskas. Dabar po blatu bandau, neišės po blatu. Bandysiu tiesiog viešąją pagalbos liniją. Все, hebrytė. Video toks kažkoks. Nežinau. Bet kartais būni prisvilti blynai. Fū, pavargau. Dievinu išeiginę šiame darbe. Bet kai jau reikia dirbti, jau reikia atidirbti. Čiau. Susitiksim sekančiam.